tai šitai blogai pasirodžiau dabar. Pavargus buvai labai. Aš šiaip labai dažnai šitą naudoju. Aš tikiuosi, niekas iš mano pažįstamų šito nežiūrės ir nematys, bet... Papasakok man. Tuoj. Nes liksiu. Rimtai, kodėl per vidurį? Todėl, kad jinai nėra pati blogiausia iš visų, bet ir nėra pati skaniausia. Aš ją valgau. Valgai? Bet jeigu reikėtų rinktis, tai rinkčiaus kažką kito. Kažką kito. Bet jeigu liktų pica, tai vis tiek ją suvalgytų. Bet man geriau negu su krevetėm, pavyzdžiui. Ai. Nu, aš kaip pusiau italė turėčiau teoriškai sakyti, sutinku. Bet kadangi labai mėgstu saldumynus, tai aš savo norų ją labai myliu, tai pasirinkčiau ją, žodžiu. Nu, kažkur čia. Vėl tu šalia vidurio. Bet čia tokia situacija, kad jeigu man labai artimas žmogus, tai aš sakyčiau, kad čia. Bet jeigu aš su juo tik prasilenkiau gatvę, žinai, tai aš nebėgsiu iš paskos ir nesakysiu. Taip, priklauso pagal scenarių. Bet jeigu aš esu susitikus su žmogum ir bendrauju, tai aš tiesiai šviesiai pasakysiu. Arba ne tiesiai šviesiai, bet pasiūlysiu. Jo, per aplinkui reikia pasakyti, nu įkvėpalai geri, nenori pabandyti. Šitiek kvepia, gali papurkšti. Jo. Bet jo, kaip tu sakai, jeigu gatvėje, šiaip gerai, pakeisiu, sutinku. A, galima taip kitą? Aš sakau, kad galima, tai reiškia galima. Tai aš lieku čia. Gerai. Mes norim, kad mums patinka. Daug ką jau pasako. Mūsų nematys. Nematoma, tai. Ne, bet gerai, jeigu galėtum pasirinkti supergalę, kokia būtų? Aš nuo vaikystės tai kažkaip skraidyti norėjau. Rimtai? Dėl ko? Nežinau, aukštai. Ką tu darai? Tai tas jausmas. Pirmas dalykas, ką darytum, jeigu skraidyti galėtum, kur nuskristum? Nu tai nereiktų bilieto, lėktuvų, nieko. Ten, kur šilta varyčiau iš karto. Tik žiema ateina ir skrendam. Jo, aš tai kažkaip visada norėjau mokėti skaityti mintis žmonių. Bet po to supratau, kad gali labai pakenkti. Baisoka. Jo, tai tas pats su nematomumu, dėl ko aš nesutikau, nes aš bijau, kad tas nematomumas lygiai tą patį gali padaryti, ką minčių skaitimas, kad galiu išgirsti. Aš kai turiu vaikų, tai tas nematoma, Ai, dar ir tas kartą būtų gerai. Jo. Bet ne, geriau būti matoma. Aš tą patį manau. Gerai. Jo, į tą pusę. Aš tai tokia labai atsargi, žinai, nes nepasitikiu kitais žmonėm, tai tu gali sutikti, bet paskui aš bijau nukentėti pati. Aš bijau, kas po to gali atsitikti. Aš šiaip esu bailė visai, tai aš bijau apie tą faktą, kas po to gali būti. Nes čia tavęs reikia, žiūrėk, tavęs rytoj nereikia. Tai va. O ką toliau? Ant ledo vienas, va būtent. Nei darbo, nei pinigų, laikas prarastas, tai... Taip, kad reikia dirbti sąžiningai. Man neišeitų. Rimtai. Nes, aš treniruotės vedu, tai jau viskas. Ta valandą aš tikrai knygos neskaitysiu, aš su kažko nečiatinsiu telefonu. O kai kažkokios reklamos, tai irgi susikoncentruoja. Tai aš pakankamai turiu savo laisvo laiko, kad pasidaryti kitus darbus, kaip tu. Aš tai kažkaip... Čia toks? Jo, aš šiaip esu žmogus, kuris yra bloga savybė, pradedu, bet nepabaigiu. Arba vienu metu darai 10 Jo, darbų. tai aš labai maksimalistė su to klausimu, tai jeigu aš jau kažką darau, tai aš dar pasimsiu šalia vieną darbą, tada dar kitą darbą, tada gausiu dar kitą darbą ir nesvarbu, kad viskas tuo pačiu laiku. Bet aš jau pabandysiu viską, kuo daugiau padaryti. Bet aišku, sako, geriau kokybė negu kiekybė, bet, Jeigu išeina. Jeigu yra noro tam, tai aš manau visada įmanoma. Ai, tai šitai blogai pasirodžiau dabar. Pavargus buvai labai. Aš šiaip labai dažnai šitą naudoju. Aš tikiuosi, niekas iš mano pažįstamų šito nežiūrės ir nematys, bet... Papasakok man. Jo,
Pas mane yra buvę daug visokių variantų. Aišku, dažniausiai būna su draugais ir pažįstamais. Tiesiog aš žmogus, kuris nemėgsta sakyti tiesiai šviesiai dalykų, nes blogai jaučiuosi. Tai aš jau geriau pasakysiu, kad sergu ir negaliu susitikti, negu nenoriu susitikti. Aišku, čia turbūt irgi blogas dalykas. Bet jo, aš dažnai mėgstu pasakyti, kad sergu arba galva skauda. Bet čia toks daugiau laisvalaikį, kas liečia. Jo, aš taip pažiūrėjau daugiau į darbus. Oi, ne. Nes, pavyzdžiui, pas mane buvo vieną kartą atvirkščiai. Aš apsimečiau, kad nesergu ir nuėjau pravesti treniruotę, nes nebuvo kam. Nu, tiesiog. Tikiuosi, niekas nesusirgo. Jo, nu, vat dėl darbo pas mane irgi. Aš jau, jeigu jau ir sergu ir kažką, bet turiu planų, tai aš eisiu ir padarysiu. Bet aš labiau pažiūrėjau iš laisvalaikio pusės. Tabūnė. Jo, tai jeigu iš laisvalaikio pusės, tai čia. Bet jeigu ne, būna, tai tada... Tai jeigu iš laisvalaikio, tai aš tada... Jo, tai žodžiu taip pat, tik iš skirtingų požiūrį, jeigu kur pasižiūrėsim. Ne, bet šiaip... Čia reikia žiūrėti savo poreikį. Jo, aš manau, kad... Bet reikia išmokti pasakyti tiesiai šviesiai irgi. Irgi, bet čia pamoka ateičiai. Su metais. Su metais. Kodėl? Kodėl negalėčiau? Dabar jau, kai yra šeima, tai man fainiau su jais. Nu, taip. Ir šiaip mano toks darbas, kad aš individualią veiklą dirbu, tai aš darbo vakarėlį viena. Bet, pavyzdžiui, jeigu būtų koks buvusių klasiokų susitikimas ir sakytų visi, važiuojam į kokią Ameriką 3 savaitėm. Jau nebe. Jau nebe. Gal iškart po mokyklos, jeigu būtų buvę ten... Bet jeigu toks susitikimas buvusių visų klasiokų. Dabar mes nesugebam Lietuvoje susitikti. Nu taip, tame yra tiesos. Tai va, dėl to. Dėl aplinkybių tiesiog čia. Aš tai visiškai nesutinku, nes kažkaip mano nuomonė, klasiokai yra man klasiokai, kolegos yra kolegos. Savo ratą paskui susikūrė. Savo ratą jau pasidarai jo iš kitų, gali būti ir kolegų tame rate, ir klasiokų gal kokių ar buvusių, bet kad kažkaip visų vienu metu, nemanau, kad tai būtų man atrodo, neįmanoma, kad klasiai visi sutartų, arba darbe visi sutartų. Jo, tiesiog jeigu kalbama apie visą grupę žmonių, tai aš nemanau, kad tiesiog būtų sveika visiems būti vienoje vietoje. Skiriasi. Patriotizmas. O čia maksimalizmas. Aš nežinau, aš kažkaip nuo mažens, jau būdama 5 metų, atsimenu, visada sakiau, kad aš važiuosiu į užsienį. Ir man visada visi sakė, ne, pasikeis tavo tikslai, svajonės, bet kai bėga laikas, taip niekas nesikeičia ir kuo toliau, tuo labiau to siekiu. Tai nežinau, tiesiog mano nuomonė, aš labai noriu daug apkeliauti, vis tiek naujos kultūros, naujos pažintys, naujos tradicijos kitų šalių. Tai mane tas labai domina, sužinoti daug naujo. Tai va, tai aš tiesiog manau, kad dirbti kitoje šalyje yra smagiau. Mano nuomonė. Aš pasilikčiau dirbti Lietuvoje, atostogauti užsienį. Nu, vat kažkaip, niekada neturėjau tikslo gyventi kažkur kitur kurt. Pajūris Lietuvos mano yra namai. Bet ten šalta. Nežiūrėk, orų prognozę, tiesiog atvaryk. Gerai, kitą kartą reikės pabandyti. Nenori žinomumo? Ar nori turtų? Ačiū, taip dabar. Ne, mano nuomonė, aš galiu pasakyti, kad aš manau, kad žinomumas nėra geras dalykas. Pritariu šitą vietą. Ir žinomumas, tu gali būti žinomu, bet kaip teiginys pasakė, kad tiesiog nedaug ką atneš. Ir turbūt labiau sugadins tave, negu kaip tik duos kažko teigiamo. Pritariu. Žinomumas kažkur gali būti naudingas, bet laikui bėgant nuo jo tik tai pavargstama, man atrodo. Tai vat būtent taip. O jeigu tu neturi to žinomumo, manau, kaip tik gyveni tą tylų gyvenimą, bet esi finansiškai geroji. Netrūksta finansų. Jo, tai vat būtent. Tai tuo labiau čia skamba kaip geriausias scenarijus. Jo, Tailandė kokiam išvažiavus. Neturėčiau socialinių tinklų turbūt. O jo, pas mane lygiai tas pat būtų. Jo, tiesiog privatus akantas, kur tik šeimos nariai 5 followeriai. Cheers! Aš nežinau, ar apsimoka, turbūt situacijai nelygi, bet kad man labiau patinka, tai... Man irgi, nes tada tu nuo nieko nepriklausai.
pats savo iš dalies kaip ir viską. Nėra lengva. Taip, nėra lengva, bet bent kiek aš esu patyrus, tai tiesiog kažkaip daugiau visko gali išbandyti, bet tik dėl su patogumu nežinau kaip yra. Tai va dėl šito nelabai galiu palyginti iš tikrųjų. Aš neįsivaizduoju, aš iš vis nemėgstu, kai kas nors man vadovauja, nei namuose, nei darbe, nei niekur. Tai ir kai turiu tą malonumą dirbti savo, tai nekeiščiau nieko. Aš lygiai tą patį manau. Man dar reiktų pasigilinti. Jo, aš galiu sakyti visiškai sutinku, nes jau pasimokiau gan daug tai tuo klausimu. Tai jo, dabar jau pagaliau žinau šitos laidos dėka. Super. Aš irgi manau, kad žinau, bet galvoju, kaip dauguma žmonių anksčiau irgi galvodavau, kad čia mes mokesčius mokam, čia yra atima iš mūsų tos pinigus. Žinai. O kai pasigilinu, tai va, kai ir pati turiu vaikų, ir prieš mokyklinį, ir pirmokas, ir nemokamas maitinimas, tarkim, tai kasdienybėj tokie pavyzdžiai, kur galvoja, va. Viskas aišku. Viskas ir sąlygos tikrai neblogas, taip, tikrai taip. Tai čia reikėtų prie skaičius link. Čia skaitos, jeigu tu sutinki, kad jis vis dėlto vis tiek 10, aš manau, jeigu jis nemoka mokesčių. Tai aš čia kažkur dedu. Bent -2 balai. Jo, aš manau, jau koks į 8 jau nukrenta tikrai. Nes reiškia, trūksta suvokimo tada. Tai va norėjau sakyti, ir šiaip reiškia, ne toks rimtas, jeigu nemoka mokesčių. Mes apšviestumėm. Jo, manau. Jeigu mes prisidėtumėm kiek nors, gal tada ir... Bet šiaip ne, jeigu vienas jau jisai neužsiema tuo, manau, daug ką jau pasako, kad nėra toksai... Čia tokia jau savybė į minusą. Tikrai taip. Ir ateičiai, manau, tai dar labai pakentų. Ypač vyrui. Taip. Dabar vėl. Iš kurios pusės pažiūrėsi, ar ne? Jo. Darom taip, nes šiai dienai gal ir turėtum daugiau. Gal jo ir turėtum daugiau, bet tada pagalvoji gerai. Jeigu, kaip tik nesenai buvo pas mano draugė buvo atvažiavus greitoji ir tada irgi toks buvo visas įvykis ir tada galvoji gerai, bet tada tau nusinusuotų dar daugiau. Ir jeigu tu jau nebūtum viso to pasidengęs iš anksto. Tai čia kaip, žinai, automobilį draus, nedraus. Ir gali rizikuoti, bet tada bus kaip tyčia tau. Jo, tai būna apdraudi, nieko nebūna, nedraudi ir tada sekančią dieną, būna, Tai va toks. Iš išorės ar iš vidaus? Į save. Aš manau irgi. Aišku, turbūt, manau, bus daug kas nesutik šio klausimu, nes šiais laikais labai šiaip populiaru yra visi savęs į save, su savim. Jo. Ir yra kita pusė dabar, kurie visi nereikia investuoti kripto, reikia investuoti visokius ten kitus dalykus. Bet ne, aš manau, reikia pirmą dėti save, o po to visą kitą. Taip, bet čia nuo visko susideda. Iš visko. Knygos, mokslai, gyvenimo vietas, svajonės, kelionės. Tai aš manau, pradėsi nuo savęs, tai pritrauksi tada iš aplinkos. Taip, tikrai pilnai sutariu. Neblogai? Viskas. Jo, aš nežinau, aš manau, kad šiaip nesitikėjau, kad daug kur sutiksim. Man šitas buvo labai keista. Jo, bet nustebino, ypač su tuo faktu, kad kur buvo paskutinis dabar klausimas. Tai nežinau. Kad jis, o tai dėl ko daugiau? Ne, šiaip jo, bet aš po to dar pagalvojau, kad tikrai. Šiaip nes šiais laikais, kaip minėjau, labai daug yra visokių tų kitų investavimų, ypač toj naujesniai kartoj skaitos labai taip populiaru. Aš nenerčiau ten, kur nieko per daug nesuprantu. Tai... Jo. Į salotų jau užsisakė. Tai gal galima ir picos papildomai? Aš tai visai už, nežinau, aš manyčiau, pasidalytumėm gal. Tavo ananasai man pica. Ai, tai taip.